Balžerės, girdėjot, kad Nobelio premiją gavo pagaliau ir niekam nežinomas lietuvis iš Amerikos Robertas Šileris? Litvakas, ko jūs čia taip kažką išsisukinėjot? Ne litvakas, o lietuvis ir premiją gavo ne už kokią nors ten sušiktą literatūrą, o už ekonomiką. Jis aplenkė patį Gitaną Nausėdą, Aušrą Maldeikienę ir net Bronių Bradauską. Nu ką, respekčiukas, nu. Bet jūs pažiūrėkit, kas nutiko. Atsiėmė, reiškiasi, gudrus ekonomistas Šileris milijoninę Nobelio premiją ir kai gudrus ekonomistas perskaičiavo, viską pasiskaičiavo ir patraukė į Lietuvą. Spėkit, ko? Mokinti lietuvis ekonomikos. Mokyt lietuvis ekonomikos yra kam? Tam yra Maldeikienė, Gitanas Nausėdas ir Bradauskas. Gi Šileris pasakė, kad nori Lietuvoje įsigyti lietuviškos žemės. Mūsų mažos agrarinės valstybės pamatą nori įsigyti Amerikos lietuvis. Nepertraukinėkit mane! Matyti, ekonomistas žino. Žino, ką daryti. Nepertraukinėkit mane. Mes su Pranciškum Šliužu ir Bronium Ropė renkam parašus dėl referendumo, kad neparduot žemės užsieniečiams, o čia atvažiuoja amerikonas su švediškom kronom ir galvoja nusipirkti mūsų klonius ir slėnius. Čia galima už tą Nobelio premiją nusipirkti visą Kupiškio rajoną. Jau tiek nenupirks. Gerai, a kitais metais koks nors lietuvis iš Baltimorės gaus Nobelio premiją už mediciną ir susimes su Šileriu ir nupirks visą Kupiškį abipus Lėvens. Šito mes su Šliužu nedaleisim. Aš visada piktinausi, kai Nobelio premiją gaudavo žydai. Matau, kad lietuviai ne ką geresni. Klausyk, o amerikonai parduoda žemę užsieniečiams? Ne už ką. Dar savo laikų indėnai, vadovaujami sėdinčiojo Šliužo, surinko parašus ir griežtai nusprendė neparceliuoti žemės.